Kas būtų, jei kita NASA misija į Mėnulį nebūtų tyrinėjimas, o kontrolė? Dešimtmečius mums buvo sakoma, kad Mėnulis priklauso visiems. Nuo tada, kai Neilas Armstrongas įsmeigė JAV vėliavą, Mėnulis išliko viena iš nedaugelio išties neutralių žmonijos erdvių. Vieta, kur bet kuri šalis, galinti ją pasiekti, galėjo vykdyti tyrimus ir tyrinėjimus. Tačiau ar ši era baigėsi? Ar Mėnulio ateitis gali atrodyti ne kaip didžiulis šuolis žmonijai, o kaip milžiniška Amerikos tvirtovė? Ar NASA iš tikrųjų ruošiasi statyti milžinišką autonominę Mėnulio tvirtovę, varomą pažangiausių dronų technologijų, kad apsaugotų vieną iš vertingiausių Mėnulio vietų? Nes jei tai tiesa, naujosios lenktynės į Mėnulį nebus apie tai, kas ten pateks pirmas. Tai bus apie sprendimą, kam bus leista ten pasilikti. Šiuo metu Shackleton'o krateris yra viena svarbiausių vietų Mėnulyje. Jis yra Mėnulio pietų ašigalyje ir yra vienas iš neįprasčiausių Mėnulio geografinių objektų. Kraterio kraštas pakyla taip aukštai, kad kai kurios jo viršūnės, vadinamos amžinosios šviesos viršūnėmis, beveik 90% Mėnulio dienos gauna saulės šviesą. Tačiau kraterio viduje sąlygos visiškai kitokios. Nuolat paskendęs tamsoje, jis sukuria šalčio spąstus, kurie akimirksniu užšaldo viską, kas yra viduje. Kraterį tyrinėjo nepilotuojami kosminiai aparatai ir jų duomenys rodo, kad tikėtina, jog ten yra vandens ledo. Tai viena iš nepalankiausių vietų mūsų vieninteliame palydove, tačiau kartu ir viena iš vertingiausių. NASA neseniai pristatė 3 etapų planą, kuris pirmą kartą nuo 1972 metų sugrąžins Jungtines valstijas į Mėnulį. Agentūra į šią misiją investuoja daugiau nei $20 milijardų, siekdama per artimiausius kelerius metus vėl išlaipinti astronautus Mėnulio paviršiuje. Metus. Tačiau tai nėra vien tik dar vienos vėliavos iškėlimas. Čia kalbama apie dominavimą. Amerika nori įsitvirtinti Mėnulyje ir čia prasideda trečiasis etapas. Ši programa, vadinama nuolatiniu žmonių buvimu, sukurtų Mėnulio bazę, kurioje galėtų apsistoti ne tik astronautai, bet ilgainiui ir ilgalaikiai gyventojai. Pirmą kartą žmonijos istorijoje turėtume nuolatinę stotį kitame pasaulyje. Ji bus pastatyta Shackleton'o krateryje ir sudarys milžinišką teritoriją aplink kraterį, apimančią daugiau nei 31 000 kvadratinių mylių. Astronautai ne tik tyrinės Mėnulį, jie pretenduos į jį. Planuojama, kad bazė saugos vieną pažangiausių kada nors sukurtų dronų technologijų. Dronai žemėlapiuos ir stebės Mėnulio paviršių, taip pat judės savarankiškai. Tačiau tai nėra tik kameros, jie yra apsauga. Šie dronai pasieks Mėnulio paviršių gerokai anksčiau nei ten žengs žmonės. Galiausiai jie bus naudojami kuriant autonominį stebėjimo tinklą, kai Shackleton'o krateris pateks po JAV kontrolę. Tačiau NASA nepradeda lenktynių į Mėnulį, jos jau seniai vyksta. Nors visuomenė apie šiuos ambicingus planus sužinojo tik 2026 m. gegužę, NASA jau daugelį metų tam ruošiasi. Pirmasis etapas vyks nuo 2026 iki 2029 metų ir planuojama surengti 25 paleidimus, iš kurių 21 nusileis Mėnulyje. Dauguma ankstesnių misijų į Mėnulį su nepilotuojamais kosminiais aparatais buvo skirtos vienam stebėjimo zondui nusiųsti. Šį kartą viskas kitaip. Tikslas – pristatyti iki 4 tonų infrastruktūros, kad būtų galima etapais pradėti Mėnulio bazės statybos procesą ir paversti vieną atšiauriausių Mėnulio aplinkų tinkama gyventi vieta. NASA plano esmė – Mark I Endurance Lander, kurį sukūrė Jeffo Bezoso kosmoso bendrovė Blue Origin. Metų metus Bezosas stebėjo iš šalies, kaip Elono Musko SpaceX dominavo šiuolaikinėse kosmoso lenktynėse. Dabar jam patikėta viena svarbiausių misijų istorijoje ir jis privalės ją įvykdyti. Pirmasis etapas, vadinamas Moonbase 1, prasidės tada, kai Endurance Lander pradės savo pirmąsias misijas į Mėnulį. Šie pirmieji skrydžiai skirti išbandyti jo galimybės, nusileidžiant ant Shackleton'o jungiamojo kalnagūbrio ir užtikrinant, kad nusileidimo bei varomosios technologijos veiktų saugiai. Kai šios misijos bus baigtos, nusileidimo aparatas pradės iškrauti pirmuosius technologijų krovinius. Tai apima aukštos raiškos kameras ir lazerio atspindėjimo įrenginį, skirtą padėti būsimoms kosminėms transporto priemonėms daug tiksliau nustatyti Mėnulio vietas ir juose orientuotis, nes jų atvyks dar daug daugiau. Griffin Mission 1, Mėnulio nusileidimo aparatas, kurį sukūrė robotikos bendrovė Astrobotic Technology, atliks svarbų vaidmenį Mėnulio bazėje 2. Tuo tarpu Blue Origin rūpinsis žmonių nusileidimo sistemomis. Griffin Mission 1 daugiausia dėmesio skirs sunkiosios paviršiaus infrastruktūros statybą. Vienas iš pagrindinių jos pasiekimų yra Flex Lunar Innovation Platform. Tai daugiafunkcis Mėnulio visureigis, sukurtas veikti paviršiuje, kai bazė pradeda formuotis. Šis visureigis gabens iš Žemės atgabentus krovinius, pristatydamas juos tiksliai ten, kur jų reikia, kai prasidės Mėnulio bazės statyba. Moonbase 3 etape prie Blue Origin ir Astrobotic prisijungs papildomi partneriai, kai misija pereis į pažangiausią savo etapą. Šiame etape bus dislokuotas Nova Sea Trinity nusileidimo aparatas, kurį sukūrė Intuitive Machines. Ši misija pasitelks specializuotą analitinę technologiją, kuri tirs magnetinės anomalijas Mėnulyje ir nagrinės paslaptingus Mėnulio sūkurius, kurios iki šiol glumina mokslininkus.
Pirmą kartą ši programos stadija taip pat plečiasi už Jungtinių valstijų ribų, įtraukdama tarptautinį bendradarbiavimą su partneriais, įskaitant Pietų Korėjos kosmoso programą ir Europos kosmoso agentūrą. Tačiau bendradarbiavimas yra tik pirmas žingsnis link kontrolės. Kai NASA pradeda diegti infrastruktūrą, kuri atvers kelią žmonių apsigyvenimui, ji taip pat ruošiasi didžiausiai perimetro apsaugai žmonijos istorijoje. Kol pirmosios Mėnulio bazės stadijos juda į priekį, NASA reaktyvinio judėjimo laboratorija ruošiasi 2028 metų misijai, kuri nulems, ar visa misija bus sėkminga, ar patirs nesėkmę. Moonfall dronai yra autonominiai šokinėjantys įrenginiai, įkvėpti NASA Ingenuity Marso sraigtasparnio sėkmės. Jie bus gabenami Elektra erdvėlaiviu, kuris nugabens 4 po 550 svarų sveriančius dronus link Mėnulio paviršiaus. Tačiau vietoj to, kad nusileistų kartu su jais, pagrindinis erdvėlaivis paleis juos pakeliui. Tai leis dronams savarankiškai išsiskleisti, kai jie pasieks Mėnulį. Nuo to momento nebebus valdymo laivo ir antros galimybės. Jie liks vieni. Kai Džija pasieks Mėnulio paviršių, tada naudos iki 10 aukštos raiškos kamerų, kad sukurtų sunkiai pasiekiamos kraterio vietovės žemėlapį. Pranešama, kad dronai turės technologiją, leidžiančią savarankiškai rinkti informaciją. Tai svarbu, nes tai leis NASA sukurti realaus laiko tyrimų tinklelį virš Mėnulio pietų ašigalio dar gerokai prieš įgulai žengiant ant Mėnulio. Nes toliau žmonės žengs į vieną iš negailestingiausių vietų mūsų kaiminystėje. Mėnulio bazių planai egzistuoja jau dešimtmečius, nors dauguma jų labiau priklausė mokslinės fantastikos sričiai nei realybei. Kalbos apie tai, kaip aprūpinti tokią didžiulę misiją energiją, dažnai krypdavo į Saulės energiją. Ji būtų tvari, lengvai prižiūrima ir patikima. Yra tik viena problema – tai neveiktų. Mėnulio ciklas Saulės energiją tiekia tik 50% mėnesio, todėl Mėnulis 14 dienų nugrimsta į tamsą. Neįmanoma sukurti tokios energijos saugyklos, kuri išlaikytų jūs pusę mėnesio. Atsarginės baterijos būtų nepaprastai brangios, sunkiai transportuojamos ir linkusios sugesti, o tai reikštų mirtį. Šekeltono krateris yra viena šalčiausių vietų Mėnulyje, kur per ilgą Mėnulio naktį temperatūra gali nukristi iki maždaug -400 laipsnių pagal Fahrenheitą, ilgiau nei 336 valandas. Tai panašu į sąlygas Plutone, užšalusiame nykštukiniame planečioje mūsų Saulės sistemos pakraštyje. Tikslas yra sukurti Mėnulio bazę su kontroliuojamu mikroklimatu, kuri galėtų ilgą laiką išlaikyti žmogaus gyvybę. Žmonių išėjimai į lauką būtų riboti ir atliekami su temperatūrą reguliuojančiais kostiumais. Tačiau tam reikės naujos energijos formos. NASA Mėnulio bazės plano perlas yra jos Fission Surface Power Project, sukurtas bendradarbiaujant su energetikos departamentu. Ji naudotų savarankiškai veikiančią branduolinės energijos sistemą, galinčią užtikrinti bazės veikimą nepriklausomai nuo Mėnulio nakties, Saulės audrų ar tiekimo vėlavimų. Ilgalaikis tikslas – naudoti ją Marso kolonijoje, tačiau pirmą kartą ji debiutuos Mėnulyje. Branduolinis kilimas turi daug privalumų. Jis yra mažas ir lengvas, o tokias sistemas galima įrengti ir būsimose bazėse. Jei tai veiks, energijos problemos bus išspręstos. Branduolinio skilimo energijos sistema, kuri vis dar aktyviai kuriama ir planuojama įdiegti vėliau, turėtų generuoti iki 40 kW energijos bazei. Tai maždaug prilygsta elektros kiekiui reikalingam apie 30 namų ūkių Žemėje aprūpinti visus metus. Tačiau tie namų ūkiai nėra Mėnulyje. Jie neturi tokių pačių rizikų. Mėnulyje elektros tiekimo sutrikimas būtų matuojamas valandomis, kol visi bazėje sušaltų iki mirties. Čia nėra vietos klaidoms, o technologija yra eksperimentinė. Kiekvienam, kuris prisijungs prie šio Mėnulio projekto, teks susidurti su tam tikra rizika. Tačiau pasak NASA, šią riziką verta prisiimti, nes Šekeltono kraterio tamsiausiuose kampuose slypi paslaptis. Paslaptis, dėl kurios galbūt verta net mirti. Ankstyvosiomis kosminės lenktynės dienomis tai ir buvo – lenktynės. Pasaulis buvo įsitraukęs į šaltąjį karą, kai dvi supervalstybės varžėsi dėl pranašumo. Niekas nebuvo tikras, kas nutiktų, jei sovietai pirmieji pasiektų Mėnulį. Ar jie paskelbtų jį savo teritoriją ir grasintų kariniu puolimu, jei kas nors kitas bandytų ten nusileisti. Galiausiai JAV pergalė leido sukurti ateitį, kurioje paskutinė riba – kosmosas – būtų neutrali teritorija, kurią galėtų tyrinėti visi. Dabar žmonės stengiasi, kad taip ir liktų. Artemis susitarimai buvo pristatyti 2020 metais kaip neprivalomų susitarimų rinkinys, formuojantis kosmoso tyrinėjimo ateitį pagal NASA Artemis programą. Šiandien prie jų prisijungė 67 šalys, įskaitant Jungtines valstijas, didžiąją dalį Europos ir augančias kosmoso galias, tokias kaip Indija, Japonija, Pietų Korėja, Saudo Arabija ir Jotosija. Tačiau du pagrindiniai žaidėjai akivaizdžiai nedalyvauja – Rusija ir Kinija. Abi jau seniai yra JAV kosmoso varžovės, o ypač Kinija neslepia savo ambicijų pastatyti nuosavą Mėnulio bazę. Tai ar JAV ruošiasi pažeisti savo pačios principus? Vienas iš Artemis susitarimų pagrindų yra tas, kad visos veiklos kosmose turėtų būti taikaus pobūdžio. Valstybės turėtų įsipareigoti veikti skaidriai ir abipusiai naudingai dalytis mokslinę informaciją.
Atrodo, kad tai turėtų užkirsti kelią Mėnulio pasisavinimui, tačiau JAV tam turi spragą. 11 Artemis susitarimų skyrius reikalauja, kad pasirašiusios šalys vengtų bet kokios veiklos, kuri galėtų kenksmingai trukdyti kitos šalies veiklai kosmose. Formaliai tai apsunkina didelio masto plėtrą Mėnulyje, tačiau toliau yra svarbi išlyga. Formuluotėje sakoma, kad tikimasi, kad saugumo zonų pobūdis ir egzistavimas laikui bėgant keisis, atsižvelgiant į atitinkamos operacijos būklę. Tai suteikia vyriausybei tam tikrą lankstumą, kuriant vadinamasias saugumo zonas Mėnulyje. Taip jau sutapo, kad JAV supratimas apie tai, kas yra saugumo zona, yra labai platus. Dabartinės programos kritikai atkreipia dėmesį į 1967 m. kosmoso sutartį, kuri buvo pasirašyta dar prieš JAV laimint kosminės lenktynes. Ji iš esmės apribojo Mėnulio ir visų kitų dangaus kūnų naudojimą tik taikiems tikslams. Šią sutartį pasirašė TSRS tuo metu, kai Jungtinės valstijos turėjo pranašumą, ir nuo tada jos buvo laikomasi. Kinija prie sutarties prisijungė 1983 metais. Žinoma, faktas, kad tik JAV yra nuleidusios žmonės Mėnulyje, iš esmės padarė šią sutartį neaktualią, tačiau tai gali pasikeisti. JAV dabartinio plano kritikai teigia, kad jis gali sukelti kosminį ginklavimosi varžybas, tačiau panašu, kad tai jau gali prasidėti, nes Mėnulyje yra kažkas, kas gali būti visos Saulės sistemos raktas. Žmonės su susidomėjimu stebi dabartinę JAV misiją, nes iš pirmo žvilgsnio ji pasirinko vieną iš sunkiausių vietų Mėnulyje savo bazę įkurti. Viskas, kas bus palikta kraterio gelmėse, bus akimirksniu užšaldyta. Būtent todėl ji turi būti ten. Kosmosas gali atrodyti ramus iš pirmo žvilgsnio, bet jis nuolat juda. Visata nuolat neša daleles iš kitų dangaus kūnų. Vandens ledas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių dalelių. Jis gali dreifuoti mažais kiekiais arba būti atneštas visiškai užšalęs su kometomis. Kokia forma jis bus, priklausys nuo to, kur nusileis. Bet koks ledas nusileidęs Šekeltono krateryje liks visiškai užšalęs, galbūt ištisus amžius. Manoma, kad krateryje gali būti daugiau nei 100 milijonų tonų vandens ledo. Tai daugiau nei 40 000 olimpinio dydžio baseinų. Kosminių lenktynių metu tai gali būti lemiamas pranašumas. Vienas didžiausių iššūkių kuriant bazę Mėnulyje bus išlaikyti visus ten gyvenančius žmonės gyvus. Maistas greičiausiai bus sudarytas iš anksto supakuotų astronautų patiekalų, atgabentų į bazę ir daržovių, užaugintų Mėnulyje, kai tik bus įrengti sodai pradinėse stadijose. Tačiau vandens gauti bus daug sunkiau. Žmogaus kūnas gali ilgiau išgyventi be maisto nei be vandens. Vos kelios dienos be pastarojo gali reikšti mirtį. Jei JAV pavyks rasti patikimą vandens šaltinį Mėnulyje, gyvenimas jų Mėnulio bazėje gali tapti tvarus. JAV galbūt ką tik atrado raktą į ilgalaikį gyvenimą Mėnulyje, tačiau tai tik atspirties taškas. NASA ir daugelis jos partnerių dabar žvelgia į Marsą, o tam reikia energijos. Šekeltono kraterį supa amžinos šviesos viršūnės, aukštos kraterio krašto vietos. Saulė jas apšviečia 90% Mėnulio metų. Įrengus ten saulės baterijas, bazė turėtų stiprų energijos rezervą, kuris galėtų būti naudojamas bazės veiklai palaikyti arba bet kokiai ant palydovo nusileidžiančiai transporto priemoniai aprūpinti energiją. Tačiau NASA nėra vienintelė kosmoso agentūra, kuri domisi šiuo nepaprastai vertingu nekilnojamuoju turtu. Jungtinių valstijų misija į Mėnulį turi labai ambicingą galutinį tikslą. Tikslas – pirmiausia pristatyti infrastruktūrą per nepilotuojamas misijas, o tada 2028 metais pradėti išlaipinti astronautus Mėnulyje. Po to prasidės antrasis etapas – 27 paleidimai, 24 nusileidimai. Mėnulyje ir daugiau nei 60 000 kg papildomo krovinio pristatymas į paviršių. Nuo 2029 iki 2032 metų dėmesys vėl pasikeis. Bus kuriama infrastruktūra reikalinga nuolatiniam žmonių gyvenimui Mėnulyje. Šiuo laikotarpiu pirmieji kolonistai dirbtų kartu su autonominėmis sistemomis, kad plėstų ir prižiūrėtų bazę bei jos augančius tyrimų tinklus. Tai be galo ambicingas planas, kurį daugelis ekspertų vadina pernelyg skubotu. Tačiau Jungtinės valstijos bando lenktyniauti su laiku. Taip yra todėl, kad jos turi varžovą. Tarptautinė Mėnulio tyrimų stotis arba ILRS yra bendras Kinijos ir Rusijos vadovaujamas projektas, kurio tikslas – sukurti savo Mėnulio bazę. Ją valdys dvi didžiosios valstybės, turinčios įtemptus santykius su Jungtinėmis valstijomis, kartu su Pakistanu, Egiptu, Venesuela, Pietų Afrika ir Serbija. Jie tai planuoja jau ilgą laiką. Kinija bepilotėmis misijomis į Mėnulį užsiima nuo 2007 metų. Rusijos Roskosmos agentūra taip pat leidžia savo zondes į Mėnulį, nors jų rezultatai yra labiau nepastovūs. Tačiau dabar jie nori aplenkti JAV ir pirmieji pasiekti Mėnulį. ILRS planas iš pradžių labai panašus į amerikietiškai. Procesas prasidės 2026 metais. Tada prasidės bendros operacijos, kai į Mėnulio paviršių bus pradėta gabenti krovinius. Kai tai bus įgyvendinta, prasidės kitas etapas. Bus kuriama infrastruktūra tiek orbitoje, tiek paviršiuje, kai bazė pradės įgauti formą. Tai vyks nuo 2031 iki 2035 metų. Todėl šis planas atsilieka nuo JAV grafiko. Tačiau niekas nėra tikras, ar JAV pavyks laikyti savo grafiko.
Tikimasi, kad bazė bus pradėta naudoti nuo 2036 metų. JAV nerimo kelia vieta. Kinija ir Rusija gana atsargiai kalba apie planuojamą bazės vietą ar jos dydį, tačiau taip pat planuojama ją statyti Mėnulio pietų ašigalyje. Nėra aišku, ar taikinys yra Shackleton krateris, tačiau vandens gausi aplinka šioje vietoje daro ją itin patrauklia. Tai reiškia, kad JAV nesiekia vien tik pakartoti savo ankstesnės sėkmės. Ji dalyvauja lenktynėse, kad išlaikytų savo dominavimą kosmose. Nuo Sputniko laikų Jungtinės valstijos nebuvo atsilikusios kosminių lenktynių srityje ir joms dar niekada neteko atsakyti į vieną svarbų klausimą. Kas nutiks, jei kažkas kitas ten pateks pirmas ir pareikš pretenzijas į teritoriją? Kadangi Mėnulio ištekliai atrodo viliojantys, o Marsas iškyla kaip kitas didysis horizontas, kosminis karas gali tapti neišvengiamas. Štai kodėl Jungtinės valstijos žvelgia į Mėnulį taip, kad niekas negalėtų to ignoruoti. Branduolinė energija varoma tvirtovė pačioje turtingiausioje Mėnulio vietoje, patruliuojama pažangiausių pasaulyje dronų, tikrai perduotų šią žinią. Dabar belieka ją įgyvendinti. Kai NASA turėjo aplenkti sovietus ir pirmoji pasiekti Mėnulį, ji rėmėsi geriausiais mokslininkais, kurie buvo pasirengę dirbti vyriausybei. Tačiau dabar ji turi prieigą prie visiškai naujo talentų baseino iš technologijų sektoriaus, kurie yra motyvuoti suspėti pagal šį atrodytų neįmanomą grafiką. Jie žino, kad jei jiems pavyks, atlygis bus milžiniškas tiek asmeniškai, tiek profesinėje srityje. Tačiau jie taip pat supranta, kad jei nepasiseks, rizikuojama kur kas daugiau nei tik jų akcijomis. Jei JAT vedusia pralaimės naujasias kosmoso lenktynės, šį kartą gali nebebūti galimybės pasivyti, nes šios lenktynės yra ne tik dėl teisės girtis, bet ir dėl raktų į visatą. Kosminių skrydžių technologija gali netrukus žengti milžinišką šuolį. Žiūrėkite, 20% šviesos greičio. Naujas šviesos variklis yra neįtikėtinas. Sužinokite, kas gali būti ateities kosminių kelionių varomoji jėga, arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą vietoj to.